Vieną naują mįslę dar pasakysiu. Bet tada būdavo tokia mįslė klausimas, kodėl Mozė vedžiojo žydus 40 metų po dykumą, nenuvedė tiesiai pažadėtąją žemę. O kas jam reiškia nuvesti tiesiai, nevarginti ten po tas dykumas, kurie badavo, keikėsi, labai ilgėjosi Egipto vergyjos, kaip mums sugrįžti, ten toliau vergauti Egipte, ten geriau buvo. Mes pažįstam, kaip galvose dabar, kad nelaisvė geriau buvo negu laisvė. Bet tada buvo toks klausimas. Juk atsistojai, labai aiškus atsakymas. Mozė vedžiojo 40 metų, viską čia kad rašau. išmirtų visi, kurie buvo gimę vergyjoje. Kad liktų gyventi tie, kurie gimė jau laisvėje. Tai yra verti pažadėtąją žemę. Čia tokia, alegorija, bet ji labai prasminga. Kas mus tempia atgal? Kodėl Lietuva eina klupinėdama žingsnis pirmyn, žingsnis atgal, išsirenkam pažangę valdžią, išsirenkam reakcingą valdžią, kokių nors buvusių politrukų, kuri tempia atgal ir stabdo naujoves, stabdo pasiekimus. Tai, o taip ir todėl, kad labai daug yra tų nevedžiotų 40 metų po dykumą, mes tiesiai iššokom su visų palikimu. Su visais komunistais, KGBistais, čekistais, visi mes tokie faini, lietuvių tauta, dabar susivienijom, susitaikėsim ir nieks į kiaulyščių nedarys ir padarysim naują Lietuvą. Tai kiaulystės nuo pirmos dienos prasidėjo ir mes taip ir varstam. Bet štai apie tą darbo dvasią, tai čia buvo priminta, tai jinai gaji. Kai aš girdžiu, kokie vyksta šią vasarą Lietuvoje, gražiose vietose, poilsinėse, pasirodo, kam tos poilsinės naudingos, kurios buvo išpirktos ir surestauruotos, didžiuliams žmonių susirinkimams, kur vienas ponas, dvarininkas, visus vaišina, toks geras, už dyką vaiką saldainių kišenę duoda. Ir visą tai prieš rinkimus, ne? Taip eina, koks fainas ponas. O ką reiškia geras ponas? Reiškia, kad mes baudžiauninkai. Mums reikia gero pono, kuris duoda, kuris ko nors duoda. To yra privesta, to požiūrio ir kitur Europoje, ypač rytinėje dalyje. Maištauja dabar žmonės, kur net valstybė subankrutavo, neturi pinigų, turi mažinti. Pas mus neįvyko revoliucija, kai reikėjo sumažinti algas, nors buvo kurstytojų, ten Paleckiukas ragino žmonės eiti daužyti Seimą, už tai atsakomybę netraukė niekas, nors tai yra paliudyta, tai buvo tiesiog nuskurstymas. Bet, reiškia, žmonės nesusikurstė. Tie, kurie buvo pasamdyti, kurie atėjo su maišelės akmenų, pamėtė tos akmenis ir visą revoliuciją pasibaigė. Bet kas darosi kitose Europos šalyse? Kai reikia sumažinti atlyginimus, kai reikia sumažinti socialinės kokias nors garantijas, kurios nepakeliama išpūstos. Vis papirkinėjant rinkėjus, žiūrėkit, mes jums čia duodam, o kai nėra iš ko, mes skolinamės, dabar jau nebeskolinam, tai iš ko duodam. Tai atsiprašo, gerbėjai piliečiai, dabar jau turėsim nebeduoti tiek, kiek buvo pažadėta, tada revoliucija. Tai kitose šalyse, netgi šitie dalykai vyksta, Lietuvoje dar palyginti žmonės turėjo sveiko proto, suprasdami, kad jeigu tu neuždirbi, tai tu neturi. Ir negali lysti į skolas, tai jau tau liaunasi skolinti apskritai bet kas. Arba sako, dabar nurašyti viską. Kai dabar, reiškia, kankinės tokios ten, kur nors Graikijoje, ar net ir Ispanijoje. Tai yra mūsų toks būvis ir vis tiek mes ilgimės pono, kuris duos, nesvarbu iš kur paims, bet mums dalins dovanėlės, didins pinigus, o tai aš turėjau nesivežiau lėkštutę socialdemokratų reklamą, tokia popierinė vienkartinio valgymo lėkštutė. Žinoma, tuščia lėkštutė.
šventė, iš kurios tu gali valgyti tik pažadukus. 3 pažadukai. Padidinsim, pridėsim, mokėsim. Reiškia, duosim jums pinigų. Už mus balsuokit, mes jums už tai duosim pinigų. Žinot, senovės Romoje buvo tokia irgi savotiška tvarka. Romos gyventojai, kurie buvo piliečiai, buvo daug vergų, bet piliečiai, jie turėjo balsą palaikyti patricijus į postus, į senatą, nors, reiškia, jų balsas buvo svarbus. Tai tie piliečiai, jie tiesiog vadinosi klientai. Patricijus juos maitino. Maitino savo kvartalus ir didžiulius, reiškia, klientų būrius. O tie klientai paskui už jį eina. Kaip tai žmonija nesikeičia kai kuriuose vietose. Ir čia toks Patricijus maitina klientus per visą Lietuvą pažadukais. Ir tikisi, kad visi balsuos. Bet balsuos, jeigu iš tikrųjų, kiek yra galinga ta vergo dvasia, kuriai reikia pono. O tas ponas, man net gėda prisiminti, aš neidavau niekada į jokius ten svogūno balius ar festivalius. Mane labai bandė prisivilioti, aš